touch, but we can't let go. Blue and white God made from Lego. All the vows called your name. Keep your thinking of me. I feel like you so many times this week. Close eyes open, close, I can't forget to fall asleep. Ar daug rūbų turi savo spintai? Galėčiau atsakyti dviem dalimis. Niekada nėra ką apsirengti. Tradiciškai, kaip ir daugelis mėgsta tai pasakyti, bet aš manau, kad aš rūbų turiu tikrai daug. Man suknelė yra nepamainomas rūbas dėl keletos priežasčių, todėl kad yra vienas vietoj 2 ar 3, pati supranti. Ir šiaip aišku, na, su suknelė aš gerai jaučiuosi. Jeigu aš apsipirkinėjau, tai aš, tarkim, galiu nusipirkti 5 suknelės. Bet stengiuosi išsiversti su tuo, ką turiu, reikia tiesiog iššukuoti spintą, pabandyti derinius ir tada kažkaip atrodo susitvarkyti spintą ir tada kažkaip taip atsitinka, kad atsiranda daugiau rūbų. Bet taip ir atsitinka. Taip ir atsitinka. Taip, kad reikia kreipti dėmesio į tai, kad turi savo spintoje, nepamiršti. Beata. Taip, aš Modelis. Beata atėjo ir mano valanda, išsipildė mano svajonės. Beatas yra labai... Modelis. Taip, prašau, modelį truputį... Gerai, patylėt, gerai. Beatos figūros tipas yra smėlio laikrodis, kuris pasižymi tom, kad yra labai aiškiai išreikštos moteriškos proporcijos. Tai yra graži pilna krūtinė, išreikšta talija ir aptakus moteriški klubai. Šiam figūros tipui yra labai svarbios geros, kokybiškos liemenėlės, dėl to, kad figūra yra pilna, ar ne, ir negali būti krūtinė kažkur ten, ar ne, krūtinė, žinom, kur turėtų būti, maždaug ties viduriu tarp peties ir alkūnės. Kitas svarbus dalykas - akcentuoti taliją, tai yra jūsų pati gražiausia kūno vieta, ar ne, nes nedaug moterų figūrų tipų turi iš tikrųjų taliją, tai mes akcentuojame arba dalindami rūbą į 2 dalis su dirželiu, arba tiesiog turėdami marškinius ir sijonus. Paprastai šiam figūros tipui geriausias sijonų ilgis yra apie kelius, ne, tai čiut-čiut po arba čiut-čiut virš, tikrai netrumpesnis ir neilgesnis, nes nestandartiniai sijonų ilgiai labai trumpina figūrą ir jūs to irgi turbūt nenorit. Ir dar vienas geras dalykas šitą apsirengime yra, kad mes turime sagutes, kurios prasegtos sukrenta į V formą ir tai labai gražiai paryškina raktikaulius ir pačią krūtinę. Ar ne, nes jeigu Beata turinti gražiai pilną moterišką krūtinę užsidarytų visą viršų, ar ne, tai dar pridėtų savo nereikalingos apimties. Na, kaip stewardesė viską rodo. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra, na, turbūt turėtų būti mėgstamiausias šio figūros tipo rūbas ir Beata daug jų turi, tai yra susiaučiama suknelė, ne? Nes labai gerai atrodo krūtinė, pabrėžia mūsų mėgstamą taliją ir ta suknelė yra tiesi. Beata, pasižiūrim, kas tavo spintai. Ta suknelė, apie kurią aš kalbėjau, jeigu trumpai, ar ne, tai yra va ta susiaučiama graži suknelė, kaip mes ir pasakojom, ar ne? Kad jinai va susisiaučia, susikryžiuoja. Šiandien aš šitą norėjau ją užsidėti, bet neužsidėti. Ar ne, tai labai su šita tikrai gerai atrodys ir krūtinė, ir talija, ir kojos. Yra V formos kaklai, ar ne, kurie, kaip sakiau, gerai atrodo su jais krūtinė, jie nėra per daug aptempti, tik svarbu nepamiršti jų susikišti į sijoną. Dar vienas siluetas, tai va tas gražus moteriškas liemenuotas siluetas ir suknelė, matot, yra tiesi, nesiaurėjo tiesi. Ne? Labai svarbu šitai figūrai turėti tiesius džinsus, nesiaurėjančius, o tiesius. Taip, ir geras brandas. Šitie, pavyzdžiui, vadinasi Always Skinny. Kaip gali nepirkti tokių? Tada nusiperkai, jeigu pamatai, kad taip užrašyta, ir iš karto.